Visiems geros dienos. Čia mes turim vandenį su druska. Darysim patiekalą, kur parodysiu paskiau. Įmetam spagetį. Spagetį sukrito jau. Dabar 10 minučių. Atlenkau dujų. Ir bus išvirę. Čia mes turim pasiruošę keptuvę česnakam. Dedam, kai jau mums keptų. Pakepinsim česnakus, dėsim mūsų špinatą. Česnakai apkepė, dar biškai apkep su tatarima gindyje. Ją sutraiškom ir suberiam. Nu, česnakas jau apkepė. Daugiau nereik, daugiau nedeginsim viso. Dabar sudedame špinatą. Nu, turim špinatą pasiruošę. Eisim toliau. Čia turim farsą. Įkolam kiaušinį. Sudedam prieskonius. Turim petražolės džiovintas, tomijo, svogūnai džiovinti, paprika, pipirai balti, malti ir džiovintas svogūną. Sudedam padėm į šoną. Čia turim duoną, kurią mes susitarkuosim į mūsų farsą. Duona gatava. Susikratom čia. Tai tą patį mes sudedam svogūną, česnako, irgi sutrinam. Nu ir sudedam viską į mūsų farsą. Trintas svogūnas česnakas bus skaniau. Paleidai savo sultis. Ir dar mes čia įtarkavim tokį muskatinį riešutą, kuris labai tinka prie mėsytės. Taip ką žiūrim. Dabar įsikepsim mūsų kotletukus. Mirkom į miltus su krakmolais. Su krakmolu. Nu, tegul kepa. Čia jau galim virti. Nu, apkepsim antrą pusę. Taip, kotletą iškepėjau, traukiam lauk. Nu, čia turim svogūniukus, dėsim kotletus, pilsim grietinę, o čia pakepsim makaronus su svogūnais. Čia dedam mūsų kotletus. Tegul prisitraukia svogūnų kvapą. Nu, čia mes verčiam. Ir pilam grietinę. Nu, biškai patušinsim grietinį, grietinį sutrauks. Gausis geras padažiukas mums. Uždėsim dar vegetus.
biškį druskos. Na, mūsų padažiukai jau sutraukia. Nu, tokie gavos spageti. Gražus. Ir mūsų kotletukai. Prisim padažą. Ant spageti irgi. Nu ir liko mum dar uždėti špinatų su česnakais keptų. Jie yra aštrus, daug nedėsim, taip užteks. Nu va, visi prie stalo, visiems skanaus. Čia užbalstysim dar žalumynų biškį. Nu ir iki sekančio.